Pasvėrė Faustą ką tik, pirmą kartą mistinų svorį 200 gramų. Bet turim slaptų metodų ir viską pavyko padaryti. Iš tikrųjų pasvėrė lygiai šiam 3,0. Tu pašerinai, kad vyksta varžybos? No more promos, no more photos, no more logos, no more chokeholds. We on Bezos, we get payrolls, trips to Legos, connect like Legos. Make this final, make this my eyes closed. Burn false idols, Jesus disciples. I can feel your pain now, I done bled my vein now. New level the game now, stimulation change. Pasisvatino paskutinį warm-upą, 110 buvo, tai visiškai nusirido, viskas labai fainai. Nors svorį biškai katino, bet viskas cool, viskas fainai. Tai va, žiūrėsim, tikriausiai dar lauksim iki 15-17 minučių. Va, aš to faistu viskas. Važiuojam, easy, pirmą lengvai atsidarai. Lauki. Taip, gerai. Bandymas, sėkmingas. Lengvai, neskubėk išsinešt. Laisvo kategorija iki 64 kilogramų, čia rekordininkė Ramona Vaimovskytė. 160 kilogramų. Neskubėk, palaikyk. Va taip. Gerai. It's that marble motherfucking daughters rockin' started going for the sausage order bitches barbecue. Bitch, I be that breadcrumb covered motherfucker. Bitch, I'm fucking certified. Lying to all you look-alike just to further you from the truth. Sippin' white wine, nigga, bitch, beside now sippin' red wine in the booth. Pavyzdžiui, einu aš į viršų, nes čia ryšio nėra, paskambinsiu Martinui, nes į svorį metą, tai įdomu, kaip jums sakė. Kaip tu sakės, papasakau? Dabar 106,4 man rodos. Nice, gerai. Saldainiai galimai baigti. Nieko, pasivaikščiasi, biškai dar parinksi stepsų. Žodžiu, nueik iki parduotuvės, žinai, ramiai tiesiog. Biškai surinksi stepsų ir dar tas svoris irgi, žinai, susinormalizuos biškai. Nu, pasiskirs, žiūrėsim. Bet, žinai, pavyzdžiui, vat, Aivaras padaro skvatų savo ir iš karto tada eina Jonas darys skvatų, žinai, savo. Tai kol Aivaras dalyvauja, tai Emilis ir tu turi apšildyti Joną. Pripras, bus 5, 10, 15, 20. Žinai, kaip tada jausis? Fantastiškai jausis. Kai būni tiesiog ten čilini, viskas ok yra, bet kai jau eini, tai einam užtikrintai, ok? Jep. Auste, atsimink, kad čia yra plačiau šitie žiedai, nei prastai, tai žinai, pagal feelingą, o ten jau bus normaliai. Pasakysi, ką, tada galiu ar komandas? Galėjau dabar, o komandas pasakysiu. Spaust. Stovai. Dar vieną. Nu gerai, štai. Shit could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Shit could get menacing, frightening, find help. Sometimes. Jo. Šaunuolė. Gerai. Tvarkingai. Tvarkingiau nei teisėjai, pasakė. Paskutinis užsikur ir davai, važiuojam, gerai? Viskas, važiuojam. Easy. Kiečiau, stipriau. See, this the type of high that won't come down. This the type of high that get you gunned down. Stipriai. Easy trolling OD, huh? Turn TMZ to smack DVD, huh? Russell Simmons wanna pray for me too. I'ma pray for him cause he got me too. Thinking what if that happened to me? Ir visas jėgas. Geras. Šaunuolis.
Gal Fausta, turim tau klausimą. Kaip atrodė paskutinės 24 valandos prieš varžybas? Ar galėtum mums papasakoti? Aš galiu papasakoti. Aš, treneris. Tai realiai man kiek jau numesti tiek 12 valandų. Tai nevalgiau, jau mėgoti šis kropusis. Aš bėgau, vis nieko nevalgiau. Kelinėjaus kas porą valandų, nes reikėdavo pasisverti mano žėjų. O Jėzau Marija. 4 ryto reikia pasisverti. Pasisveriu, tada kokie 300 gramų, 300 gramų, nieko čia nebus, nenumesi, žinai. Bet ryte pasisveriu, 63 lygiai buvo, tai galvojau, čia viskas easy bus. Ateinu čia, pasisveriu, 63 kalbas 0,3. Tai spjaučiu. Už 2 minučių Faustai įstrauk paskutinį savo deadliftų. Svoris paruoštas, viskas, Fausta. Važiuojam, stipriai, paskutinis bandymas, visas jėgas. Stipriai. Svoris 150. Visas jėgas padedi. Dirbi. Look at the biceps. Gyvenimau. 8 iš 9, nice. Viskas Fausta šaunuolė. Labai gerai pasirodė to skvato nesėkmė. Forget about it. Gerai, kas Jo. tu pasakiau, žinau. Jo, aš manau, žinai, šitas dalykas prisidėjo nuo svorio tas skatinimas ir nebuvai tokia galbūt tvirta dar. Jo, nes aš sakyk, aš realiai apie kitą nežinau, pasidėjau. Jo. Taip, Tai su to, ką sakiau, tada deadliftą tokį pasidariau bench. taip, Tai tada kažkas šaunuolė. Trečiose varžybose elita. Come on. Šaunuolė. Labai keisi be mikrofono, galima jį įsivaizduoti. Fausta, kaip susitvarkėjai su stresu, jeigu toks buvo? Ar buvo kažkokių dvejonių, abejonių šiose varžybose? Man stresas buvo tik tais ant skvotų, nes palei mane man skvotų sunkiausiai. Nes techniškiausias liftas ir aš kadangi mažai sportuoju su Roku pusę metų, tik tais tai dar technikos nesu pilnai iškalus ir būna dienų nepaeina, ar kitą dieną geriau. Tai nežinau, kaip šiandieną bus. Tai bet skvotų realiai ir bijojau, man benšas deadliftas visiškai. Bet kas padėjo? Sakai savo, einu ir padarau ir viskas. Kad padarysi tiesiog nestresavęs. Gerai, ir kitas klausimas, koks jausmas varžyti su Efficient Strength vardu? Ar jauti kažkokią papildomą atsakomybę? Kaip tau šitas potyris? Nes manau, daug kas žino, kad prieš metus laiko aš jūs pirmą kartą mačiau varžybose ir aš labai norėjau, man jūs labai kėtė. O dabar jau nebe, atrodėm, sakė. Ir dabar viskas, tavrasi, tiesiog tuo metu, tai buvo mano pirmos varžybos, aš dar nieko nežinau, kokie ten liftai, kaip jie atliekami taisyklingai. Ir aš jūs pamačiau ir aš atsimenu, aš buvau čia, jūs ten ir man tiesiog, wow, tokia faina komanda su tokiam maikėm, dar ir filmuojas. Ir toks palaikymas. Ir dabar patys tą maikę. Žiauri, aš iš tikrųjų žiauri. Labai ačiū tau, džiaugiuosi ir tavo startu šiose varžybose, nes tavo čia trečias, ne? Va, tai, kaip sakyt, Rokas dar kūdikystė powerliftingo pas tave, tai dar labai daug laukia. Jaudinas kaklėda. 700-200 kel. 5 žmonės liko trečio rato. Taip, ir 10 minučių pertrauką turėsim. Ir dar Aivaras eis kažkur į pabaigą tikriausiai. Jo. Super, tai mes turim dar kokį pusvalanduką, plius minus ten. Nice. Tai labas, Aivarai. Sveiki. Noriu pasitikrinti, ar čia tavo pirmos varžybos? Ne, trečias bus. Trečias. Taip. Tai tu kaip Fausta, toks dar fresh pakankamai esi. Gerai, noriu paklausti, kaip atrodė paskutinės 24 valandos prieš šias varžybas? Ką nuveikei? Buvau ramus, tikrai nejaučiau jokio streso. Atėjau čia, nusteigęs gerai.
išsimegojęs ir pasiruošęs tikrai bet kam, stengsiuos. Ir tikiuosi, kad padarysiu Lietuvos pritūpimo rekordą. Reik tyliai, kad kiti neišdirbtų, taip, kad humble būčiau. Ir nežinau, nusiteikęs gerai, nestresuoju labai. Tai buvo pakankamai įprasta tavo rutina, tiesiog nuvažiavai ir susikaupęs laukiai varžybų. Gerai. Ir tuomet dar klausimas, kaip atrodė pats pasiruošimas iš treniravimo pusės varžyboms? Iš treniravimo pusės tikrai gerai buvo. Mano visos treniruotės buvo tokios tikrai geros, nežinau, aišku, čia jau, nežinau, prieš 4 mėnesius, man rodos, pradėjau su jumis dirbti su Efficient Train. Ir tikrai mano visi liftai tai pakilo, PR daug, viskas gerai. Rokui bus smagu pasiklausyti šito interviu. Tai labai džiaugiuosi, linkiu didžiausios sėkmės, pavarysi. Viskas gerai. Aivarai, dėkis ausinės. Kiek dabar? 15 minučių. Viskas, super. Taip. Superinis. Nice. Šunuolis. Geras. Sakė, pasukavim pakeisti. Sėsk. Lengvai. Stipriai. Neskubėk, priprask. Gerai. Tai keliai. Yes. Gerai. Tavo svoris easy. Yes, neskubėk. Gerai. Ir dirbi. Op. Bandymas. Lygas. Liauks. Panuolis. Vai. Šimtas. Varmapai jau nori. Jau užsidėk kažką, kad nešaltum. Gerai, super. Ausinių, ne? Aštuoni žmonės. Maždaug 10 minučių dar. Pirmą tiesiog nueisi, kaip prišnekėjom, žinai, apsižiūrėjęs. Neskubėk niekur, išklausyk komandų. Nepripras prie teisėjų, žinai, prie platformos. Niekur neskubėk ir išsineš neskubėk, žinai. Viskas, super. Tai tavo svoris čia yra visiškai tavo easy. Viskas paruošta, viskas, važiuojam. Neskubėk. 3 kg jaunų tarpe. Čia Lietuvos rekordininkas, radviliškietis Rykis Jankauskas.
Jo rezultatas 237,5. Neskubėk. Pernai. Gerai. Laukia komandos. Ir dirbi. Nice. Geras. Bandymas. Sėkmė, bet labai užtikrinti. 8-5 man. Yra? Wow. 8-5. Jo, 8-5. 80. Šuolis paruoštas. Sportininkas startuojantis individualiai per komandas, bet jis vėl labai stiprus. Po jo Tomas Vilkevičius. Right. Sometimes I wonder, be having shit on my mind, nigga. You know? I got questions. Some of these questions I know the answer to. Some of these shits I don't know the answer to. Paruošta, viskas, dabai, važiuojam. Easy. Jau kova dėl prizinių vietų. Tavo svoris. Jonas Kirius, Efficient Strength sporto klubo narys. Tavo svoris, lengvai. Lengvai. Super, laukia. Fuck with me, let's do it right. What if I win? That shit would've changed a lot of events. But instead of going to food back to buff to record with French, the song never happened. So what? Fuck it. Sėkmingas. Labai užtikrinti. Nuolis, blamba. Wow. 5, 8, 5, 9, visiškai taip pat. Galima patrukdyti trumpai? Nežinai, jau ne. Mane gali patrukdyti? Ar jau viskas? Nu, dar jam likę 2 warm-upai. Bet jis dabar turi kokias 3 minutės iki kito warm-up. Kokios čia tavo varžybos? Ar pirmos, ar jau skaičiuoji kažkaip? Pirmos varžybos. Pirmos varžybos. Tai klausimas, kaip atrodė paskutinės 24 valandos iki šių varžybų? Šių varžybų. Nežinau, vakar nuėjau miegot biškį anksčiau. Buvau mokykloje. Po mokyklos grįžau, realiai nieko nedariau, pailsėjau, pavalgiau. Nieko, paprasta diena. Išprastai kaip visą laiką, nieko nekeičiau. Visą laiką. Gerai. Neišmušiai savęs iš vėžių. Gerai, labai rutina, tai padeda. Gerai, ir kitas klausimas, kaip atrodė tavo pats pasiruošimas iš treniravimo pusės prieš šias varžybas? Kiek dirbai su Roku? Aš ne su Roku dirbau, aš su Emiliu. Atsiprašau, su Emiliu. Jo, pasiruošimas trumpas, bet ką žinau, viskas. Kiek truko, kiek jūs bendradarbiavot su Emiliu? Mėnesį, 2? 2 mėnesius gal. 2 mėnesius. Turėjom vieną tą patį introduktorį, tokį hypertrophy blogą ir dabar antras blogas buvo gal 3 savaičių pasiruošimo šitam. Ką žinau, feeling ready, geras blogas buvo, gerai sudėliojo, Emilis geras treneris, viską prižiūrėjo. Šiaurauta savo. Gerai. Tai ačiū tau labai, linkiu sėkmės pirmose varžybose. Ačiū. Machines, I wonder. Virš 200 jau deadlifting, 16 metų. Perspektyvos yra, turim padaryti geras varžybas, kad norėtų tęsti toliau. Dar stipriau norėtų. Davai. Will I make it in the streets or will these streets take me under? Or will these streets take me under? Ramiai. Will I make it in these streets or will these streets take me under? Hop. Nice. Or will these streets take me under? Will I make it in these streets or will these streets take me under?
Visi eikit, žinau, į official strengthą, labai geri treneriai, labai gerai šėlė liftus. Aivaras padarė ten kiek, kažkaip nebuvo. Paros 40 kg PR ant skvoto, prasme čia. Rezultatai speaking for themselves. Viskas gerai, tiek, ta prasme, skaičius didžiulis. Realiai pradėjom iš 10 savaičių dirbti iš viso, 35 kilai ant skvato uždėta, jau yra, tai viskas gerai. Vilka, mini vilkas čia. Zdrovo, kaip tu, gerai? Gerai. Silent worker. What's good? Geras. Užėmiau vietą, žiūrėk, kiek laiko šitapiau, jau matai? Pusę valandos šitapiau, davai, stokit. Daug savo... Sup, man. Daug savo vandens tą buteliuką. Ką daugiau? Nu, vandenį. Iš to padarysiu. Padarysiu iš posą. Vandens nėra. Pripilsiu. Tau reikia? Ne, tau nereikia. 1, 2, 3, let's go, powerlifting, efficient strength, let's go, yes. Lengvas svoris tavo, lauki komandos. Ir dirbi. Good. Geras. Sėkmingai. Liuks. Dabar neslysi niekur visiškai. Dar rankas pasivarysi, žinai, kad neslystų šonas. Pasiimi. Viskas, Jonai, tavo svoris. Paruošta viskas, važiuojam. Easy. Tavo svoris. Pulkininkas jau užsitikrino nugalėti. Tavo svoris. Lengvai, lauki. Dirbi. Įveikė savo varžovus. Wow. First competition.
neprakaitavęs dėl žmogaus už pakalio, ar pakils ar nepakils. 7. O kiek kartų? 3. Jeigu blogai turėtų tai išeiti. Tau deda svorį, neskubėjo. Turi vieną vaduoti, pavyzdį. Viskas labai gerai. Tai buvo geras paskutinis rungtynės. Aš važiuoju. Pirmas duotimas. Let's go. Strength sporto klubo narys, o jo Dovydas Tomina. Varūnas sporto klubas. Labai lengvas svoris. Dirbi. Bandymas. Sėkmingas. Tangos svoris 190. Dovydas. 205 noriu. Gerai? Jo. Ir dabar pridėkit šitą 7,5. Tavo svoris atsimink. Ir tu jį padarysi. Easy. Aš tikiu tavim, Aivarai. Viskas, davai, važiuojam. Easy. Vai. Shot the motherfucking pack. Yo, to all my niggas uncivilized and civilized. We cook the shake, move the weight across the tri-state. The jokes niggas bring the shook about the crook type. Special deliver sending shots through your act, baby. My infamous mom get on their jaw. The truth gets revealed like the W fall. Some shiesty New York niggas thirsty for cheddar. Shining. Pirmą vietą. Labai Lietuvos čempioną. Wow. First time Jo. Geras, Pirmas varžybos 3 vietą, antros 2 vietą, 3. Geras. Aš ant kiekvieno stovęs. Šaunuolis. Wow. Gražu žiūrėti tiesiog. Tai varžybos pasibaigė, ar buvo kažkokių abejonių, sunkumų, dvejonių, kaip susitvarkiai su stresu, jeigu jo buvo papasakotas? Buvo labai daug streso prieš paskutinį deadlifto bandymą. Aš tik tai esu krikščionis ir tikrai Dievas man padeda su stresu ten taip laikytis taip toliau. Ir labai daug meldžiausi iš tikrųjų, kad tiesiog viskas būtų gerai. Ir manau tikrai išpūlinau paskutinį ten bandymą, laimėjau varžybas, viskas gerai. Ant skvotų buvo ten problemų, aš tiesiog buvau prisivaldęs per daug, mažai skysčių buvo, toksai brain fogas buvo, pavardės žodžių. Ir nepavyko paskutinio bandymo padaryti. Ir nepavyko rekordo padaryti, aišku, bet nežinau, viskas gerai vis tiek. Pirminis mano tikslas buvo laimėti ir... Tu įvykdai puikiai. Gerai. Ir dar vienas klausimas. Kaip... Dieve, koks verslas eina savo. Kaip jautiesi atstovaudamas Efficient Strength komandą pirmą kartą? Ar jauti kažkokią didesnę atsakomybę? Kaip tau šitas pojūtis papasakot? Man labai patinka čia, va. Visi tiesiog žiauriai draugiški, aš myliu šitą komandą iš tikrųjų. Aš merksiu to. Nežinau, palaikymas irgi begalinis toksai labai fainas. Man žinai, kas būna labai abydnai, kai visi yra išsibarsę, nes vieni jau warm-upina ruošiasi, o kiti čia, tarkim, ar dalyvauja, arba jau prizai ir tada negali visų surinkti, nes kiti jau gyvena tą varžybų aktyvią dalį. Bet jo, labai džiaugiuosi, kad tu patiri tokias emocijas, tai labai tau dėkoju, interviu baigtas ir ateities pergalių dar didesnių tau. Ačiū Jums. Blema, kaip specialiai nežiūrėjom, ar patraukė ar nepatraukė. Taigi niekas nereikia, nieko nedarė. Wow. Paruoštų viskas, Jonai, gražiai, pirmą pasidarai ramiai.
Dirbi? Nice. Geras. Bandymas. Sėkmingas. Geras, na? Viskas, paskutinis bandymas. Paskutinis bandymas. I knew this chick by the name of Vera Wayne, who introduced me to the streets and put me on to the game. We did it in the rain, on the hood of a range. But Vera Wayne had a special friend called Vera Wayne. She told me that's how she met Ray Charles and Marvin Gaye. But back then, I ain't confront. I was peddling pain in the form of crack. She said that was a no-no, cause it's a poor man's drug. And I would never get plugged to how fast heroin as slow as cocaine was. Martin had a dream, nigga, I did too, to make it out the hood rich, bitch, off that stoop. So I took the tip after all and hit the strip with bundles of that ghetto love to get it to kids. Mama said, never get high on your own supply, especially if you plan to lead this bitch rich. Reminiscing on my past, damn it brings me to tears. See, the more money that comes in, the more... Oi, praleidai. Kaip atrodė? Liuks atrodė. Buvo biški rezervas. Labai taip ramiai atrodė. Palaukiam, dar pažiūrėsim, kokia finalinė vieta bus. Bet dabar tu antras esi kategorijai savo pirmose varžybose. Jonai. Norim ir tau užduoti panašius klausimus, kaip ir visiems šiandienos atletams. Tai kaip susitvarkei su stresu, jeigu jo turėjai, arba su sunkumais, abejonėm, kurios užtiko galbūt varžybų metu? Aš manau, kad neturėjau tiek daug to streso, nes vis tiek kaip pirmas varžybas, nelabai turėjau aš ką įrodyti. Ir šiaip turiu daug patirties plaukime, tai su to stresu mokosi susitvarkyti. Ir šiaip buvo smagu pačiam sužinoti, ką aš galiu pasiekti. Dar žinau, kad daug yra tam likę. Jo, ir taip įdomu iš tikrųjų išgirsti iš tavęs tai, kad tu pirmą kartą dalyvauji, bet su stresu puikiai susitvarkei, nes aš norėjau sužinoti, kaip viduj tu jauties, nes iš išorės taip ir buvo, tu buvai chill guy, viskas tvarkojo, dinių patraukė, be jokių problemų. Tai reiškia, tas balansas buvo ir viduje, labai smagu. Ir tada vėlgi klausimas, kaip tau pirmas kartas atstovaujant mūsų komandą Efficient Strength, ar smagu, kokia patirtis, ar jauti didesnę atsakomybę? Jo, iš tikrųjų labai smagu dalyvauti, nes visi labai palaikantis, labai čia, kaip pasakius, kaip vos ne pernelyg gerai jau. Pernelyg gerai, būsim blogesni. Ir jo, iš tikrųjų jaučiu tą didesnį atsakomybės jausmą, kad jau reikia kaip susikaupti normaliai ruoštis ir bandyti siekti daugiau negu dabar. Tikrai gali, nes wow, ką tu padarai šiandien. Ir dar kartą sveikinu, linkiu sėkmės ateityje. Sveikinau. Po openerių du žmonės turės 4-8, 5-1, 4-8 ir visi dėl trečios vietos. Nice. Važiuoji. Easy, tavo svoris. Lengvai. Yo, however do you want, however do you need P. Mama, bring it back to life, back to reality. You walk a fine line playing with mine, the greatest story ever told in rhyme. We climax in 95, with them raw raps, it's not the skin, all y'all cats alive. Take your time, don't rush the clock. Infamous rock for good years, pass like my thugs on lock. Metam šitą, jeigu ką keis.
Rokai, pasibaigė tavo varžybos ir norisi paklausti, ar buvo to streso, kaip susitvarkei su juo, kaip vertini savo performance. Streso buvo daug. Nesakyčiau, kad žiūri daug. Ant skvoto jaučiu labiausiai bijojau, nes skvotai mažiausiai dirbtas pratimas, realiai kiek powerliftinu, tiek ir skvotinu. Tai ir matėsi ant skvotų, kad biškai pabijojau, greitai visai nusileidau, nebuvo tokie techniški kaip kiti liftai. Bet einant prie benčo ir deadlifto, manau, gerai susidėliojau viską, kiek buvo, tiek patraukiau, tiek pastūmiau ir jau tiek nebebijojau. Įsivažiavai, žodžiu. Gerai. O kokie įspūdžiai pirmą kartą atstovaujant mūsų komandą? Ar jauti didesnę atsakomybę, ar tas pats viskas? Taip, tai žiauriai fun. Jo, atsakomybę didesnė jaučiu. Vis tiek Emilio pirmas, esu treniruojamas. Taip. Bičas, tai visai jo, buvo toksai, kad būtų fainiai tą medalį gauti. Ir ne tik dėl savęs, dar ir dėl Emilio. Bet aišku, nebuvo... Man medalis nebuvo pirmoje vietoje, aš labiau norėjau išpildyti tą savo totalą, bet, aišku, dar neturiu to medalio rankoje, tai negaliu pasakyti, jau gausiu, tikriausiai būsiu dar laimingesnis, bet taip viskas okei. Gerai, smagu tada labai, sveikinu bet kokiu atveju. Ačiū. Let me get the keys to the rover truck. Let me get the keys to the rover truck.